persikėlė į Vilniaus rajoną, tapo Transinvest žaidėjų. Ir taip sėkmingai įsilėjo į pagrindinės komandos žaidimą, kad dubleriuose jam nėra kas veikti. Ir vėl. Kairiuoju kraštu 7 numeris Justas Rakauskas veržiasi į baudos aikštelę. Milis, nes kad ir kur būtų vėliau žaidęs, tokių rezultatų, kokius pasiekė Lietuvoje, jam nepavyko. Čia Julius Virvila. Maiklas Tiuikas prieš Emilį Liubiną, jo perdavimas ir Julius Virvilas. Serhijus Čižikas ir Matas Dedūra dabar vidurio gynėjų pozicijoje. Maiklo Tiuiko nebejotinai skaudžiausias Transinvest B ekipos pralaimėjimas per visą šios komandos istoriją. Tomas Steponavičius dabar prasimeta pro Igną Virbalą dešiniuoju kraštu. Perdavimas į baudos aikštelę ir ar pavyks smūgiuoti vartus. Kampinis visgi link Emilijaus Liubino ir čia šyptelėjo sėkmė Emilijui. Tai pirmasis smūgis, o čia Nojus Petkus, gražus jo epizodas. Ar leis smūgiuoti Matas Dedūra iš artimojo kampo į artimąjį. Gumbelevičius 24, Serhijus Čižikas 27, o čia bet ir štai dar vienas techninis brokas, atsikirtimas, na ir čia galėjo būti pavojinga. O gal ir dviženklį kartų skaičių pirmame kėlinyje. Panašų vaizdą matome ir antrame. Julius Virvila. Tokius sėkmingus. Dabar Kampinis link tolimojo virpsto. Matas Dedūra. Kas prie kamulio? Prie kamulio. Pirmasis yra 27 numeris Serhijus Čižikas. 4 numeris Paulius Stankus žaidžia su Maiklu Tiuiku. Pabandė grąžinti Brazilas kamuolį atgal. Čia viskas suprantama, viskas Gudaitis. Viktoras Tardelė, jo smūgis šį kartą daug sėkmingesnis ir atsiperka. Atsiperka šis smūgis. Justas Rakauskas iš karto, nieko nelaukdami, įžaidžia varžovai. Tomas Gudaitis iš aštraus kampo. Čia Lukas Guja į gynybą Transinvest B. Maiklas Tiuikas, geras pirmas lietimas, smūgis pro šalį. Sena vejasi. Tomas. Pažiūrėkim, Viljamas Akpojo smūgis pro šalį. Tardelį, vėl su Dedūra, Senelė ir smūgis virš vartų. Vieni už Žalgirio sirgalių. Kariauna pietų ketvirtoji. Maiklas Tiuikas, jo smūgis dar kartelį. Ir įvarčiai natūralu, kad išeikvojo kelias minutės. Na, galbūt dabar Deividas Česnauskis, jo smūgis ir virš vartų. Bivano konkurentai šį sezoną. Skersinis, pergalingas rungtynes, bet 2-0 taip pat yra rezultatas, už kurį skiriami 3 taškai. Tiek šiandien.